Čia Delfi tiesioginė Delfi TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale. Na ką, testuojam? Patirkite greitį su Tele2 laisvu internetu. Išbandykite jį 30 dienų nemokamai. Tele2, ką mokėti daugiau? Gera, kai mažiau yra daugiau. Nes kai mažiau skausmo, daugiau džiaugsmo. Mažiau išlaidų, daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte savo. Camellia – mažų kainų vaistinė. Sveiki, čia Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbame šiame sezone apie įprotį nugalėti. Žmonės sako, ką tu čia sugalvoji, apie ką tu čia iš jūsų nori kalbėti. O aš vis dėlto kalbu vadovams, apie vadovus, bet kalbu apie tokį keistą išmokimą laimėti, išmokimą nebijoti laimėti. Ir aš manau, kad vadovams šiandien tai yra labai svarbus dalykas. Lūzerių niekam nereikia. Turbūt taip. Bet aš nežinau, kur mūsų nuves šis pokalbis, nes aš turiu svečiuose žmogų, kuris labai džiaugiuosi, kad jis atėjo, tai jisai galėjo neateiti laisvai. Atėjo tik dėl manęs, faktiškai. Ir čia faktas. Aš taip manau. Mano svečiuose yra Ramūnas Gaičius. Ramūnai, kas tu toks, ką? Jo, aš neatėjau, aš atvažiavau. Matai, aš suklydau. Labai sunkiai parkavau. Aš esu Ramūnas Gaičius, esu operatorius, kino operatorius, pedagogas. Okay. Matai. Kokia tavo mėgstama spalva? Čia toksai testas, nes aš prieš laidą sakau, būk geras paklausk, kokia mano mėgstama spalva. Aš dėl tas viską padarysiu. Paklaus. Taip. O kai tu žiūri pro tą kūtę, kokia tavo mėgstama spalva, rimtai? Kai šiaip gyvenime yra viena, bet kai pro kūtę žiūri. Visa istorija tame, kad aš, kai buvau studentas mano buvo dėstytojas, mano guru, reiškia, toksai buvo Vladimiras Smutnai, aš Čekijoje mokiausi. Ir per paskaitą mes kalbėjom apie spalvas, reiškia, apie geras spalvas, gražias spalvas, negražias spalvas, reiškia, kurios tinka, reiškia, ten vyrai, moteris ir derinimas spalvų. Ir kažkaip aš jo paklausiau, sakau, kokia jūsų yra ta spalva gražiausia. Jis sako, žinai, šiuo metu kažkaip keičiasi. Sako, aš kažkokį ilgą laiką dažiau viską, pas mane ruda buvo, tamsi ruda, paskui buvo žalias periodas, po to, kaip gali žmogus turėti periodus spalvų, reiškia, dailininkai, taip, bet žmogus. Va, ir dabar gyvenu tokiai būkliai, kad aš keičiu spalvas, reiškia, pas mane jau kokios trečias, ketvirtas periodas spalvų pasikeitimo. Dabar mėlynas periodas. Mėlynas. Dabar kaip žiūriu per akutę ir matau mėlyną spalvą, bet šiek tiek su tokiu skoningai žaliu įmaišytu. Mėlyną su žaliu. Tai yra man tiesiog graži ta spalva. Aš tiesiog matau, kad... O tu atsakai pasikeitimo priežastį arba kažkokio tai įvykį, kuris paskatina etapą keisti spalvos? Manau, tai čia toks kompleksas vidinių kažkokių tai mano gyvenimo pastebėjimų, išgyvenimų. Manau, kad pas žmogų tokie dalykai racionaliai sunkiai atsiranda. Okay. Gal pas studentus tai būna, kad jie išmoksta, kas ten derint spalvas kažkaip, tai po to jau taip viskas įsivysto, reiškia, kad matai, kad artimiau taip norėtum gyventi tokioje erdvėje, reiškia, arba matyti foną kažkokį. Tai yra techniniai dalykai, aišku, nes tam tikrai, reiškia, ypač kine fonai, reiškia, jie labai daug kalba, reiškia, jeigu yra tamsesnis fonas, tai išryškina patį personažą. Reiškia, jeigu šviesesnis, vėl kažkokios tai kitos yra... Aš turėsiu paskaitą šitą... Vadybininkams labai reikėtų. Tai kažkas man siūlė pravesti paskaitą ciklų, reiškia, kaip reiktų mulkinti žmonės, reiškia, spalvų pagalba, reiškia, kaip reikėtų įtaigiau jiems, reiškia, viską pasakyti, kaip spalvom gali būti. Aš šiaip atvesiu savo, reiškia, klientus, kad papasakotum jiems apie tai, apie tą spalvų pokytį. Žodis mulkinti šitoje laidoje turbūt yra neteisingas. Neteisingas. Aš manau, kad mes daug ką vadiname mulkinimu, o kas tai yra iš tiesų mes kaip ir ne iki galo, žinom, paskui paaiškėja. Aš labai savikritiškas, aš pats mulkinu, mano profesija yra mulkinimo profesija, reiškia, nes kinas iš esmės tai yra tokia didžiulė iliuzija, reiškia, to, ko nėra pasakojimas ir čia yra tokia melo imperija didžiulė. Net anksčiau, kaip kino kamera būdavo, reiškia, mes žiūrėdavom per veidrodėlį ir matydavom vaizdą, bet kai veidrodėlis pasitraukdavo
tas vaizdas papuldavo ant kino juostos, tada tik tai būdavo užfiksuojamas. Tai realiai tu nufilmuodavai tai, ko tu nematai. Net jeigu tu šūvį nufilmuosi, reiškia, tai jeigu tu pamatysi tą šūvį, tai kino juostai nebus. Reiškia, yra tokia... O kai nepamatysi, jisai atsiras kino juostoje. Ja, tai yra tokia labai filosofinės ir įdomus matymas. Man labai patinka šitą, ką mes dabar šnekam. Žiūrėk, koks tavo vaidmuo yra šitame, jį vadina magijos pasaulio, tu čia mulkinimui, reiškia, pavadinai, bet matyvelės, tai būna tai iliuzijos. Koks tavo vaidmuo? Kaip tu pats suvoki savo vaidmenį, kai kuriama yra šitą didžioji iliuzija kinas? Čia labai... Kaip aš, kaip Ramūnas Greičius, ar kaip profesija? Kaip tu, kaip Ramūnas Greičius. Profesija... Čia labai priklauso, kaip tu atsibundi ryte, reiškia, kaip tu praleidi pirmas valandas dienos, reiškia, kaip tu save sureikšmini. Kartais aš iš tikrųjų esu pats eugenijus ir manau, kad tas kinematografas 100 metų be manęs bereikalo vystėsi, dabar tikrai prasideda, tai tikrai. Atsiranda tokių momentų, jų ko toliau, to mažiau, taip atsiranda tokių momentų. O iš esmės esu toksai tarnas, sraigtelis mažas. Ne? Labai mažas, labai mažas. Tikrai? Vienareikšmiai. Taip pat pašnekėjome apie tai, tą sraigtelį ir tavo tarną. Reiškia, tu esi, kaip operatorius tavo vaidmuo yra papasakoti vaizdų istoriją. Ar kaip? Labai toksai geras klausimas, nes iš tikrųjų mūsų profesijos edukacijos, kaip išviešinti mūsų profesijos, kas tai yra operatoriaus meistriškumas, trūksta to bendravimo. Tai galbūt galėsiu panaudoti kokią 10 minučių jūsų laidos tam, dabar pradėkime. Iš esmės turėsiu atvesti pas tave žmonės, kad paklausyti tavęs per paskaitas. Aš manau, kad stipriai apmokomi kursai galėtų pasiteisinti tą prasme. Bet apie ką mes... Sraigtelio vaidmuo, žinai, viskas gerai, sraigtelio vaidmuo, būtent tasai momentas. Žiūrėk, aš gal kitaip paklausiu. Ne, aš nepamečiau minties, tiesiog galvoju, ar tikrai verta įsiplėsti į tokias plačias temas. Jeigu man nusvos, aš tave nukilsiu. Gerai. Tiesiog. Aš labai mėgstu, kaip kas bando mane nukilinti ir nukirsti. Žiūrėk. Tokia profesija. Aš suprantu, tokia profesija. Žiūrėk, tu turi, mano įsivaizdavimas yra siauras to, ką tu darai, iš principo labai siauras, labai vartotojiškas įsivaizdavimas. Ir aš turiu įsivaizdavimą tokį. Žmonės kūrė fantastišką kažkokį tai dalyką, prie kurių tu esi prisidėjęs labai daug, kad dabar noriu pult pasakoti, žinai, apie ko tu prisidėjęs, tyčia niekam nesakysiu. Jo, tegul ieško. Bet tu prisidėjai labai rimtai prie galutinio produkto, kaip viskas atrodo iš tiesų, nebūdamas numeris 1. Aš tai pasakyčiau būtent tuo aspektu, kad tau reikia, jums reikia sukurti visiems kartu produktą, kuris būtų vienaip arba kitaip vartojamas arba pasakytų kažkokią tai istoriją arba žinutę. Noriu paklausti, kas numeris 1 kine? Iliuziškai, kaip vartotojams, mes norim sakyti režisierius. Kuo daugiau, kuo tu toliau supranti, kad prodiuseris. O iš tikrųjų aš nežinau. Operatorius pasirodo. Rimtai? Ne, manau. Aš nežinau. Ir turbūt gerai priklauso matyti nuo santykio, tų pačių žaidimo aikšteliai, filmavimo aikšteliai, žaidimo aikšteliai, kas ten yra numeris 1. Ir aš, kiek aš to žinau, tu nesi iš toks labai mėgstantis būti numeris 2, iš principo, bent taip atrodo išoriškai. Bet kai tau reikia pasiekti rezultatą ir yra kažkas, kas turi dar kitą, žinai, įgalę poziciją, o tau reikia pakeisti tą poziciją, reiškia, įdarbinti ją, žinai, galutinį rezultatą. Ką tu darai? Kaip sakoma, kiekvienam geram klausimui yra atsakymas. Okay. Tai praktiškai tu ir viską atsakei. Iš tikrųjų, taip globaliai, tai ką tu sakai, tai taip ir yra. Bet vėlgi grįžtant į mano jaunystę, vis tik tai mes ėmėmės iš tenai savo klodus, aš lankydavau paskaitas, aš tuo metu dar lankydavau paskaitas, dabar kaip dėstytojas jau mažiau lankau. Tai aš ateinu pas režisierių dėstytoją ateina, sako, čia pagrindinė profesija, kaip ir pats matai. Pas prodiuserių sako, tai yra pinigai, tai yra tai valdomas procesas ir panašiai. Dramaturgas, ateinu pas montuotojus, dramaturgai sako, be scenarijus, joks filmas neįmanomas, pasiimkim blogą režisierių, nesugebės taip sugadinti mano gero scenarijų, kas apsitai dažnai ir vyksta kine, kas yra tiesa. O juokiasi montuotojas, ateina montuotojų paskaitą, montuotojai sako, žiūrėkite, aš esu pagrindinis dramaturgas, aš sulipdau, ką jūs nufilmavote. Jūs galvojate, kad jūs filmuojate kažką tai, o aš tik tai matau. Pabandykit patys sumontuoti, gausite tuos visus blogus filmus, ką iki šiol turite. Atiduokite man, aš jums padarysiu tai, ką jūs nematėte, kas buvo užkoduota toje medžiagoje. Taip, kad iš tikrųjų kinas yra toks multipleksinis, toksai bendras reikalas, bet taip aš skaitau paskaitas akademijoje, taip aš sakau savo studentams, ant to pastatyta visa edukacija, kino edukacija šiuo metu, reiškia, nėra pagrindinio yra kolektyvas, bet puikiai abu jaučiame, kad tai šiek tiek nėra tiesa. Iš tikrųjų, labai daug, vėl kalbam apie filmus, tarsi filmai būtų vien tik tai vienas požiūris į kiną, tų filmų yra
filmas yra labai skirtingas. Jis yra dokumentinis, komercinis kinas, autorinis kinas, art kinas. Reiškia, ir tas spektras yra toks milžiniškas, kad į vieną maišą sukišti ir pasakyti, kad tokios taisyklės yra absoliučiai neįmanoma. Vėl, stabdyk. Vėl, reiškia, dėstau paskaitas. Reiškia, paskaitos yra, reiškia, kas aikštelė, kaip turi elgtis. Reiškia, kokios pareigos. Pavyzdžiui, pirmas ten režisierius asistentas, antras režisierius asistentas, trečias režisierius asistentas, operatorius asistentai. Tak. Ir einame visus metus, 2 semestrus kiekvieną ir kviečiu profesionalus, reiškia, pasaulinio lygio stengiuosi Lietuvoje vizituojančius, kad jie papasakotų. Ir viso egzamino pabaigoje yra pas mane testai. Turi surašyti, reiškia, klausimas ir A, B, C. Kas turi daryti? Taip. Pirmą kartą pabandžiau šiais metais tai padaryti. Didžiuliam savo siaubui supratau, kad praktiškai negaliu suformuluoti klausimų, nes visur yra išimtis. Tai čia galbūt toks yra atsakymas, kad yra milžiniška didžiulė tolerancija visam procesui. Reiškia, bandymas ir suvokimas suvokti kiną kaip labai kintanti, kaip labai toks besikeičiantis santykių supratimas, dominavimas, nedominavimas, suvokimas savo vietos, kitų vietos, reiškia. Tai yra tokia didžiulė medūza, kurioje tu plaukiai ir nepametimas savęs. Reiškia, Kaip sugebi nepamesti savęs? Kaip sugebu, labai sunku pasakyti. Aš prieš 3 dienas baigiau filmą filmuoti. Ir ten irgi buvo tam tikros užduotis labai nestandartinės. Nes jeigu dar prieš kokį 20 metų, sakyčiau, dar tokio filmo nefilmau. Iš tikrųjų, aš tokio filmo dar nefilmau. Tai buvo ypatingai kitas filmas. Savaip žavus, savaip keistas, savaip. Bet kada tu gauni užduotį, kuri tau atrodo ten, pavyzdžiui, pavyzdys, reiškia, aš visą laiką studentus mokau, reiškia, kad jeigu tu filmuoji žmogų žiūrinti per langą, tai kitą kadrą irgi reiktų per langą filmuoti. Ir tai ir man status quo, tai aš nekvestionuoju, nes aš visą laiką taip darau, visą laiką susimontuoju ir taip toliau. Ateina režisierius, sako, žinai, Ramūnai, niekados neveikia šitie dalykai. Niekados neveikia. Tu turi nufilmuovai vieną kartą per langą, jau kitą kartą gali be lango filmuoti tą kadrą, ką jisai mato. Toksai, aš nežinau, kiek aš aiškiai kalbu. Labai. Va, reiškia, tai, ko man reikia, žinau. Viskas labai gerai. Puiku, reiškia. Ir aš tai žinau, kad tai yra netiesa, kad susimontuoja, kad tai yra puiku ir net sakyčiau, kad tai yra geresnis. Bet pasakyti, nes žmogui 75 metai, pasakyti jam, kad jis neteisus, aš jau nebesakau, nes nieko nebepakeisi, gali prisitaikyti, bet kaip nufilmuoti tokius 2 kadrus, kad susimontuotų, čia ir atsiranda charakteris. Ir tu taip nufilmuoji, kad jam susimontuoja. Jis net nepamatys, kad nesusimontuoja, nes yra išeitis, kaip nufilmuoti. Tai va, kaip pereiti tą savo nusistatymą, kad tu pasakai, taip neįmanoma. O tu sakai, ar tikrai neįmanoma? Suabejoti. Ta abejonė tai yra pirmas momentas, kas tave ir viskas yra įmanoma. Absoliučiai viskas šitam pasauliu, tik tai noro ir tikėjimo. Noro ir tikėjimo. Tu tik tai pasidarai taisyklę kažkokią tai, sakai, kad tu ten dėstai studentų. Tas dėstymas pats baisiausias dalykas, nes tu įvardini taisyklę. O sakysi, vaikai, čia taisyklė, bet negali taip dėstyti. Ir kai klausai, kas aš esu dvinys. Okay. Šiandien ryte sėdėjau akademijoje, reiškia, ir studentai pristatinėja savo projektus baigiamųjų darbų. Ir sėdžiu ir matau, vienas projektas ateina, akivaizdžiai matau, kad blogas, akivaizdžiai, o žmogus geras, idėjas taip skamba švelniai, taip gražiai, viskas. Ir pasakyt tiesą. Kas ta tiesa? Jos nėra tiesos. Jisai gal, iš tikrųjų, pagal visus 90% filmas turėtų nesigauti. Nereiktų leisti filmuoti studentų šito filmo. Bet 10%, kad tai gali būti genialus. Dėl to 10% tyli. Bet tada ateina tas dvinis, sako, palauk, tu filmavimo aikštelį tylėjai tam režisieriui. Tai dabar kaip pedagogas, būk geras, atsistok ir pasakyk. Bet man daug geriau su tos studentų gerus santykius turėti. Nei manęs prašo, kad pasakyčiau ir staiga žiūriu burną verės ir sakau, mas mane užsidegė raudona lemputė. Aš netikiu. Aš manau, kad tai yra neteisingas požiūris. Aš manau, kad reikėtų perrašyti idėją. Ir grįžtu galvo, ką man to reikėjo. Kuris tu savo labiau patinki tada iš tų dviejų? Manau, kad truputėlį ten, nes turėtų atsverti. Tai kai klausi, sakai, taip, akademijoje, taip, aš tas skirbis. Bet filmavimo aikštelį aš tiesiog negaliu savo to leisti. Tai yra neprofesionalu. Ta prasme, ten tie tokios šnekos, čia operatorinis filmas, čia operatorius, juokinga. Klaikiai juokinga. Jeigu jūs pamatytumėte tikrai operatorinį filmą, jūs paklaiktumėt, kaip mes nusivažiuotumėt. Klausyk, Ramūnai, bet tada klausimas man toks, kas tau padeda nepasiduoti? Ta prasme, turiu, žinai, ieškoti to, nebūti aikštelį kirvių, arba nepasiduoti visiškai, o vis tiek reiškia sakyti, bet tada ieškoti galimybių, verstis, vartytis ir panašiai. Kas yra tai, kas verčia nepasiduoti?
kažkokia tai viskas, ką tu užklausai, eina tokios standartinės frazės, kurios mane klaikiai nervina, bet turbūt prasmė kažkokia tai, dėl ko tu kiekvieną dieną gyveni. Nes jeigu tu nepadarai geriausiai, ką tu gali padaryti, kokia prasmė čia būtų. Tai kaip man su tavim šnekėti, jeigu tave labai jokiesi toje vietoje, kur dauguma žmonių padaro ypatingai rimtą veidą, žinai, kad kaip tik tai. Bet aš manau, kad tame ir yra didžiulė. Ne, kažkokia kita priežastis gal yra, kažkokia baimė negausi darbo, nėra galbūt, pinigai nėra, kad pakviestų, dažniausiai tokių žmonių nelabai ir kviečia, nes problemos didesnės tik tai būna su tokiais, nes pastoviai uždavinėja klausimus. Jo, žinai, nėra nieko baisiau filme, kada tu išeini iš premjeros ir prie tavęs prieina ir pradeda girti, kad partinis darbas geras. Iš tikrųjų, čia jau dabar mes visi juokavom, bet iš tikrųjų tai yra tiesa. Iš tikrųjų, būti nematomam filme yra labai didelis amatas ir profesija ir talentas. Būti nematomam operatorium. Kaip padaryti, kad tos istorijos pasakotų? Papasakoti istoriją. Dabar pas jūs grimavausi laidai, sugrimuotas, labai jokinga. Aš pasirinkau kitą pusę kameros, man taip labai retai, kad atsitinka, kad taip įvyksta, reiškia. Bet ir mes, sako, tu manęs nepameni, aš buvau grimuoto ekskursantį. Ekskursantį filmas, vienas iš nuostabiausių. Taip sunkiai filmavosi, toks buvo sunkus filmas, reiškia. Ir ten tas karas, kurį mes turėjome, kad filmas būtų geresnis. Ir jinai, ir aš, ir dar krūva žmonių, reiškia, buvo toks milžiniškas jisai. Ir kame? Atsakymas buvo, ten buvo keli faktoriai. Vienas turbūt scenarius buvo nuostabus. Vienas iš nuostabiausių scenarių, ką aš lietuvių kinematografijos suskaitęs. Ir aktorė mergaitė. Anastasija. Tai dėl to ir tada savo atsakai klausimus, tada eini mėgoti, nekyla klausimas, dėl ko tu kovoji. Tu aiškiai sakai, kovoji dėl scenarius, dėl temos, dėl etc. Žinai, kai tu pasakoji tos dalykus, gal tai ir atrodo keistokai, bet kai tu pasakoji apie tai, tą radimą savo vietos komandoje, apie tai apsisprendimą pačiam savo nuspręsti, dėl ko aš darau tai, ką darau. Ir galų galėtas būti nepastebimam, ta prasme, kad kalbėtų pati istorija. Čia yra, mes galim, žinai, mes nedarom laidos apie kiną, mes darom klaidą apie vadybą ir tu man nepatikėsi, kai mes kalbame apie gerus žmonės, kurie daro pokyčius, kurie organizacijose sukuria kažkokias visiškai nerealias realybės, kuriomis paskui mes visi naudojamės, pavyzdžiui, kažkokius produktus ten panašiai. O tai yra tie žmonės, kurie galvoja, kad jam nesvarbu, ar jo pavardė bus titre. Jam svarbiau yra, kad tai, ką mes darome, būtų neįmanoma. Žinai, padaryti tai, kas neįmanoma. Čia toks kaip stalkeris, žinai, mes kažką tai sakom, o kažką iš tikrųjų mes norim, žinai, labai sunku įsivokti, ar čia, žinai, mes nemeluojame, bet aš taip galvoju, labai sudėtingas. O dėl to viso kristalo, žinai, mano brolis fizikas yra, mes vieną kartą pirty sėdėjom, reiškia, kada vyrai pasišneka pirtyje, reiškia, jis sako savo įsivaizduoju, reiškia, mokslininkai padarė bandymą ir į briliantą iššovė, reiškia, lazeristas, reiškia, lazerių ir sako, ištyrė tą visą sprogimą ir padarė tokią išvadą, arba tokį nustebę buvo, kad po didžiulio atominio sprogimo, reiškia, tai visiškai analogiškas, reiškia, sprogimo, reiškia, tik sumažintas iki mega, reiškia, dalių. Tai aš manau, kad viskas, kas yra daugiau mažiau kristalas ir aišku, jos pasikartoja visose jų formose visam pasaulyje, apie tai yra kinas, reiškia. Tu tik tiesiog turi tos kristaliukus kažkaip gliaudėti, žiūrėti, prisiliesti prie jų ir po to jau ką be pasakotum, jeigu tu tuo naudojasi, tai kalbė apie tiesą. Aš dabar turiu iššūkį. Aš dabar jam užduosiu kelis klausimus, kuriuos labai nenori, kad aš jam užduosiu klausimus. Aš nežinau, kad apie tai klausimus, jie nėra asmeniai, bet aš kaip šnekamas su juo ir aš šnekėčiau. Klausyčiau, ką jis sako. Ir aš užduosiu tos kelis klausimus, kurie tokie, kaip pradėti, kai nesinori pradėti. Žinot, būna momentas, kada supranti, kad ne šiandien, ne dabar. Ir vis tiek yra toks filmas Baltoji iliuzija, reiškia, aš jį filmavau, buvo režisierius ir operatorius, jo ten Henriką Šablevičių kalbinus. Kiekvienam žmoguje ateina toks momentas, kad viskas sustoja ir atrodo, kad viskas griūna, jis taip sako, čia jo atstatant. Sako, tada svarbu bet ką padaryti. Paimti tiesiog pakelt degtuką nuo žemės. Tai jau yra darbas. Tai, prasme, iš tikrųjų, tai yra tiesa. Bet ką pradėti kažkokia tai... Bet ką pradėti? Pirmą žingsnelį, bet svarbiausia, nešnekėti, nekalbėti, bet daryti. Priimta, ačiū labai, ček, labai man tinka, žiūrėjau gerai, tada kaip nepasiduot. Nes čia truputį yra du skirtingi dažnai. Pradėti yra viena, o kita yra neleisti savo pasiduot. Nežinau šito atsakymą, nes dabar mane kamuoja daug kelių, kur aš negaliu jų užbaigti. Nes filmas labai gerai, jisai labai greit pasibaigia. Jisai pasibaigia per 5 metus, per 10 metų pasibaigia. Tai pakankamai greit. Bet jeigu tu įsivėli, pavyzdžiui, dabar įsivėlėsi į kino edukacijos problemas
ir kaip nepasiduoti, ir kaip aš neturiu atsakymą, nes aš šį rytą atėjęs pasidavęs. Šiandien į paskaitas nuėjau ir egzaminą buvau. Tai vis tik nuėjai? Tai nuėjau. Tai aš tą degtuką pakėliau vėl iš naujo. Okay. Jo, mes čia darysime apie tai atskirą laidą, gerai. Šitą neužduosiu. Kokį žmogų laikai savo mokytoju? Jau paminėjai. Iš esmės tai yra vienintelis. Labai keista, kad neturiu tokių gūrų, neturiu taip, kad Donskis buvo vienu metu, kai man buvo toksai, aš kiekvienoje srityje stengiuosi pasiimti po autoritetą kažkokį. Tai sakau, tokioje srityje autoritetas, nes man įsigilinti daug tematikų neužtenka laiko ir aš labai paviršutiniškas tampu. Arba kai visko domiesi, iš esmės puoselėjau, jeigu daryčiau kaip režisierius filmą, tai turbūt daryčiau filmą apie žmonių atsakomybę, apie vardo atsakomybę, nes iš esmės esu tokiam amžiuje, kad mano vardas ir pavardė man pačiam labai daug reiškia, labai norėčiau nešti atsakomybę. Labai nenorėčiau, kad mano sprendimuose dalyvautų labai daug žmonių ir spręstų, kaip man pasielgti reikia ir nenorėčiau su jais dalintis atsakomybės. Noriu pats turėti atsakomybę už viską. Ir man mūsų šalyje ir tą, ką darau, labai trūksta. Kai įvyksta kažkas blogo, aš nerandu, kas tai padarė. Nes visą laiką tampa bendraautorių kolektyvas, kur ištirpsta ir pas mus dingo kino studija, įsivaizduoju, valstybinė kino studija dingo. Ir kaip atrasti tą mažą lentelę ir parašyti, kad ta kino studija pavogė mūsų tautai kažkoks konkretus, o konkretus žmogus buvo, kuris pavogė. Ir tas užtirpimas, taip, ministrai, kultūra, ten, ir ta tema mane domina, taip. Supratau. Jūs pajutot momentą, ne? Tas toksai, kad jis pamatė, kad aš nuleidau akis ir jisai sureagavo į tai ir nustojo kalbėti apie tai, ką labai norėjo pasakyti. Ir aš už tai esu beprotiškai dėkingas jam. Paskutinis klausimas tau ir paleisiu ramybėje. Taip greitai? Rimtai. Ja, laikas eina fantastiškai greitai, pats žinai. Kas geriau už jūs žmonės tenai dirbančius, žinot, kaip jūs greitai, kaip 10 metų pavirsta 1,5 valandos. Įdomi tema. Jo. Tikrai, ja. Kokį patarimą savo duotum prieš, 20 metų? Žinai, turėtum laiko mašinėlę ir atsuktų ir 20 metų atgal. Kokį patarimą duotum? Gali pasakyti tai, kas tau yra saugu pasakyti. Šiandien ryte, matyt, vienaip, viskas taip keičiasi, bet šiaip aš kažkokį tai turiu didelį diskomfortą dėl kažkokio tai piktumo vis, tai daugelį žmonių. Matyt, tame sėja, aš kažkaip pasakyčiau, kad reiktų būti geresniam žmogui, kitiems žmonėms. Mažiau piktų? Mažiau kategoriškų, mažiau piktų, mažiau analizuojančių, smerkiančių, mažiau kažkaip, aišku, toks buvo laikotarpis, bet norėčiau pasakyti, ramiau, viskas bus gerai, ramiau, važiuok savo keliu, nesidairyk, turi savo, neanalizuok, ne tavo, Turėjau labai nuostabų filmą, reiškia, Chabenskis vaidino pas mane ir buvo režisierius, taip kitko mano filmo, reiškia, rusų aktorius. Ir per visą filmavimą mes turėjom labai juokingų ir labai sudėtingų momentų. Jis nei vieno žodžio nepasakė apie kitą žmogų blogą sakinį. Jis nieko nepasakė neigiamo. Ir man tai pagalvojau, kad aš savo palinkėčiau šitą. Aš turiu išgyventi iš savęs neigiamo sakymą apie kitus žmonės. Labai norėčiau atrasti būdą tai išspręsti kažkaip kitaip. Bet tai tavo grožis yra tame, kad tu čia nori priimti tą, kaip nori, aš dabar pasakysiu, bet tavo grožis yra tame, kad tu nesakai, tu sakai tiem žmonėm, tu nesakai apie juos, tu sakai jiems tai. Ir aš manau, kad čia yra vertybė. Čia mano požiūris, žinai. Ir tu dėl to, čia kada nesaky, tipo... Dar viena laida. Laisvai. Jeigu tik ateisi, žinai, aš iš taip, Jėzus Marija, kaip aš, žinai, visas paspirgu, va tai, kad tu atėjai. Tie žmonės, kurie čia sėdi ir daro kiną, jie turi kinus daryti, o ne šnekėti. Tai čia yra didžiulis dalykas išnekėjimas. Išnekėti temas, išnekėti tai, kas skauda. Reikia susirasti projektus. Aš, pavyzdžiui, labai norėčiau apie Salomėją Nėrį padaryti filmą. Tai mano svajonė. Jeigu kas nors mane girdi ir rašo scenarijų apie Salomėją, yra nuostabus operatorius, atiduosiu, dirbsiu kaip arklys be pinigų, pasiaukosiu. Labai noriu padaryti. Man atrodo, reiktų šitą fenomeną apkalbėti, nes man atrodo, tai labai aktualu. O va čia yra dalykas, matai, tu pasakėjai ir dėl to galbūt atsiras galimybė, kad kažkas apie tai pagalvos. Kol nepasakėjai, tol to nėra. Ačiū tau labai. Kaip pasinaudojau laidą. Pasinaudoju, ačiū tau, kad pasinaudoju. Nepabėg, truputėlį mūsų, reiškia, žinai, reikia katinti visą reikalą, bet kaip ten bebūtų, Ramūnas Greičius. Jūs matėte užrašą po jo vardu pavardę titruose ir pamatysite ir daugiau dalykų. Jūs supratote, ne? Ir aš labai norėjau, kad mes pagalvotumėm visi kartu su jumis, klausydami tai, ką jis sako,
apie tą savo vaidmenį tam visam procese, kuris nebėra toksai hierarchiškas, toks labai aiškus, kaip būdavo anksčiau. Ir to pačiam versle keičiasi viskas taip stipriai, kad tu turi prisimti atsakomybę rasti jame tą savo vietą, kurioje būsi labiausiai naudingas galutiniam rezultatui. Bent taip supaprastinu visą tokią reikalą, suprimityvinu. Bet man atrodo, kad čia truputėlį apie tai. Tai dar kartą ačiū Ramūnui, ačiū Jums, kad buvot. Susitiksime kiekvieną trečiadienį 13 val. Ir tame tarpe ir Telijos 11 kanale. Mano vardas Saulius Jovaišas. Susisiekim, saulius.jovaišas@vadovavimas.lt. Iki.